Sveiki! Šiandien aš papasakosiu apie durpines ir kokosinės tabletės, į kurias galima sėti sėklas ir užsiauginti daigų. Ne kiekvienas žinom, ko iš tikrųjų jie skiriasi, kaip pasirinkti ir apskritai kaip sėti naudojant šitą šiuolaikinį išradimą. Tai apie viską iš eilės. Tai galbūt aš pradėsiu nuo to, kas tai iš tikrųjų yra, iš ko tai pagaminta ir pabaigsiu tuo, kodėl vienas brangesnis už kitą ir kodėl vertėtų rinktis vieną arba kitą. Ok, tai važiuojam iš eilės. Taigi, kas tai yra? Durpinė arba kokosinė tabletė tai yra tam tikras plaušas, kuris yra supresuotas į va tokią tabletės formos dalyką, kuris turi duobutę viršuje. Dabar, kai mes ją pripildome vandens ir jinai išbrinksta, jinai paauga, pastorėja gana ženkliai, tai vyksta tiesiog kelių minučių bėgyje. Ir toks dalykas tampa jau visiškai paruoštas jūsų sėkloms sėti ir tam pirmajam daigeliui prasikalti. Dabar tiek durpinės, tiek kokosinės tabletės, jos savyje iš esmės neturi maisto medžiagų, bet tai ir nėra reikalinga tam pirmajam etapui, kad apskritai sėkla sudygtų. Kas yra reikalinga? Reikalinga šiluma ir drėgmė ir oras, o būtent dėl to kokosinės ir durpinės tabletės labai gerai tinka. Todėl, kad jos yra sterilios, jos neužkrėstos kažkokiais patogenais, mikroorganizmais ar dar kažkokiais blogais dalykais, kas galėtų būti, jeigu jūs naudotumėt savo daržo žemę. Tai vienas dalykas. O kitas dalykas, kad jos pasižymi labai gerų poringumu. Tai vadinasi, kad oras ten labai gerai gali vaikščioti tos tabletės viduje. Ir kitas dalykas, vanduo gali labai gerai vaikščioti, bėgti tos tabletės viduje. Tai ten labai gražiai vanduo perbėga, kiek jų reikalinga. Pasiema, o kiek nereikalinga nubėga tiesiog šalin. Taip kad labai žymiai sumažėja tikimybė, kad pradės pūti jūsų daigo pirmosios šaknelės ir dėl to tai yra labai gera terpė iš principo jūsų sėklai sudygti. Kokosinė arba durpinė tabletė turi tam tikrą apvalkalą. Tai reiškia, kad jums net nebūtinas vazonėlis kažkoks. Jūs tiesiog galite tas tabletės sudėti į indą, užpilti vandeniu ir tiesiog va taip sustatytos, jos savo tvarkingai auga ir nieko iš jūsų nereikalauja. Jums nereikia prieš tai ruoštis, nereikia maišyti įvairių substratų, nereikia prieš tai valyti virtuvės, jeigu tai darot virtuvėje. Nereikia po to viską išvalyti, nereikia naudoti pirštinių, kažkokių įrankių. Jūs galite tai padaryti siaubingai greitai ir visiškai paprastai. Čia aš turiu vienoje rankoje durpinę tabletę jau išbrinkintą, o kitoje rankoje turiu kokosinę tabletę išbrinkintą. Iš esmės, jų savybės nesiskiria. O bet tačiau, kokosinė šiek tiek yra pranašesnės, šiek tiek greičiau, tikrai ženkliai gal net greičiau išbrinksta ir iš principo augalams patinka labiau. Durpinės tabletės šiek tiek turi daugiau šansų susislėgti. Jeigu jūs, tarkim, pripildysite visą vazonėlį tik tai durpės, palyginti su visų vazonėliu tik tai plaušo, tai plaušas porėtumą išlaiko geriau ir ilgiau. Bet kai jo yra toks kiekis, tai iš esmės principinio jokio skirtumo nėra. Aha, tai galų gale kuo tada skiriasi durpinė ir kokosinė tabletė? Ar jos apskritai skiriasi? Taip. Pagrindinis jų skirtumas tai yra kilmė. Durpinės tabletės yra pagaminamos iš durpių, iš durpynų. Tai yra toksai sluoksnis iš samanų, iš medienos ir iš dar visokių dalykų, kuris per tūkstantmečius susikaupia ir susisluoksniuoja tam tikrose žemės vietose. Lietuvoje mes beje irgi turim durpynų ir durpės čia taip pat yra išgaunamos. O bet tačiau durpės yra neatsinaujinantis šaltinis. Tai vadinasi, jeigu mes jau tą durpę išėmėm, jei mes jau ją naudojam, tai vėl tūkstančius metų lauksim, kol tos durpės tenais susiklostys, susiliegs ir atsiras. Tai iš principo čia yra pagrindinis jų minusas. Nors durpė yra kaip organinis dalykas, uolienos, natūralūs dalykai, samanos ir visa kita, bet netgi mūsų vietinis, kas yra labai faina, nes tikrai lietuviškų galima nusipirkti, bet tačiau mes turim turėti omeny, kad yra neatsinaujinantis šaltinis. Tuo tarpu kokosinis pluoštas tai yra pagamintas iš kokoso. Šiltuose kraštuose tie ūkiai, kurie augina kokosus,
Jie, aišku, panaudoja pramoniai, maistui, kosmetikai ir taip toliau tą kokosų pieną vadinamą, kokosų vandenį ir minkštimą. O kevalas, pats tas plaušas, jis lieka kaip atlieka. Tai iš principo čia būtų toks ekologiškesnis variantas vien tik tai dėl to, kad mes tikrai panaudojame tas iš esmės gamtinės atliekas ir jų mums niekada nepritrūks, tol kol žmonės augins kokosus. Tai jeigu reikėtų rinktis tarp to ir tarp to, tai iš tikrųjų rinkčiausi kokosą. Jis dar vis šiandien yra šiek tiek brangesnis, bet aš kaip pasižiūrėjau, dabar pirkau iš žaliosios stotelės durpinės tabletės ir pirkau kokoso plaušo tabletės. Tai iš esmės aš kaip pasiskaičiavau, man išėjo, kad viena tabletė durpinė kainavo 14 euro centų, o kokosinė kainavo 16 euro centų. Tai 2 euro centų čia yra skirtumas. Nu tai man tai atrodo 2 euro centai, tai tikrai skirtumas yra minimalus. Aišku, gali kainų rasti įvairiausių, kartais būna tos tabletės parduodamas iš karto su daigyklomis, kas irgi yra visai gražu ir faina, bet jūs nebūtinai turite naudoti kažkokias brangias pirktinės daigyklas, galite panaudoti tiesiog paprastus plastikinius indelius, kokius jūs turite namie. Na štai, papasakokite čia žemiau komentaruose, kaip sekėsi jums, jeigu jūs išbandėt ir kaip čia jums viskas pavyko. O aš iš tikrųjų planuoju padaryti dar vieną video, nes turiu nusipirkusi iš tikrųjų net kokosinio substrato, ne tabletėse, o atskiro. Jisai pagal instrukciją turėtų visas išsipūsti ir iš 3 litrų berods turi pasidaryti 10 litrų. Taip, iš 3 litrų turi pasidaryti per 15 minučių 10 litrų kokosinio šito plaušo. Tai aš norėsiu labai jį išsibandyti. Jeigu norėsite pamatyti, kaipgi man sekėsi ir ką su to galima padaryti, tai tiesiog sekite mūsų video arba prenumeruokite mūsų YouTube kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim apželdinimo kursuose arba kituose video. Ate!